Mėly vaikai, pasitikime Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Labai malonu matyti tiek rimtų, svarbių, gabių ir talentingų žmonių. Ir jų tėvelių. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad kasmet mes tokio atrandame Lietuvoje ir jų vis netrūksta. Ir tikrai matau jūsų veiduose, kad džiaugiatės patys tuo, ką pasiekėte. O išties šie pasiekimai tik pradžia. Nes kasmet reikės ir savo, ir kitiems vis įrodyti, kad esate tikrai verti tų žodžių, to talento, kurį sugebėjote parodyti iki šiol. Išties talentas nėra kažkokia duotybė amžina. Už ją reikės kovoti su savimi, su aplinka, su pasauliu ir kasdien įrodinėti, kad jūs tikrai tokie. Ir mokytis kasdien, ir savo pasakyti, netingėt, ir kad dirbti reikės daug. Ir jūsų tėveliam reikės priminti, kad tai yra neamžinybė. Todėl tai yra sunkaus kelio pradžia. Ir džiaugtis tikrai yra kuo vien dėl to, kad kelias, kuris yra pagrįstas darbais, sunkiu darbu, darbštumu, atsakomybės jausmu, nes tik tokie žmonės savo talentą ir gabumus gali paversti gerų rezultatų ir rimtais pasiekimais. Nesvarbu, kokie gabūs bebūtumėte jūs šiandien, jeigu nemokėsite dirbti. Nemokėsite siekti, nemokėsite mokytis, nieko nepasieksite. Ir tie, kas šiandien jūsų šalia, mokykloje draugai, kurie gal mažiau talentingi, galės ir pasieks daugiau. Jeigu jūs aptinksite, pradėsite per gerai apie save galvoti, užsižaisite ir pamiršite, kad tai yra sunkus darbas, kiekvieną kartą, kova su savimi. Todėl linkiu, kad šis kelias, kurį pradėjote eiti, jums būtų pakankamai sunkus, kad jūs negebėtumėte ir nenorėtumėte atsipalaiduoti, kad sugebėtumėte pasaulį ir savo kasdieną įrodyti, kad jūs galite daug pasiekti ir daug duoti naudos ir savo, jūsų šeimai, jūsų draugams, jūsų mokyklai, jūsų miestui ir visai valstybei. Ir mes tikime jumis ir norime matyti jūs, ateities Lietuvos politikus, ateities Lietuvos žmonės, kurie kurs valstybę, prisiims atsakomybę už valstybę ir tikrai būsite tie, kurie valstybę kurs. Todėl sveikindama jūs, linkiu nepamiršti, kuo esate šiandien ir kuo turite būti ateityje. Sveikinti. Ačiū Lietuvos Respublikos prezidentui už gražų žodį, o dabar prasidės labai maloni procedūra, kadangi visus 14 šiuometinių nugalėtojų, būtent Lietuvos prezidentė ir pasveikins. Antroji vunderkindė, kuri taip pat turėtų ateiti atsiimti dovanų, yra Kamilė Bulotaitė. Vyriškai giminė atstovauja Justas Gedgaudas.